Labas, malonu susipažinti. Aš esu deimantų meistras Kim Su-jong. Aš esu deimantų meistras Jong Eun-suk. Esu deimantų meistras Song Seung-jeong. Prisimenu, aš dabar pradėjau dirbti terminale, nes mano dukra studijuoja muzikos instrumentus. Aš turiu vieną dukrą. Ji šiuo metu studijuoja smuiką ir lanko meno mokyklą. Prisimenu, kad kai buvau jos palaikymas, man trūko laiko ir finansinių išteklių. Ir tuo metu kalbėdama apie savo tėvus, vos nesusigraudinu. Dabar tai, ką galiu suteikti, yra mažai, todėl per mėnesį galiu duoti tik apie 500 vonų, kaip kišenpinigius, bet kai rašiau savo gyvenimo scenarijų pirmą kartą, ar galėjau tai padaryti? Aš galiu tai padaryti, gal mano širdyje buvo. Aš turiu sūnų. Aš nieko nesakydamas apie verslo turinį. Tiesiog be jokių sąlygų pakviečiau į Ilsan Fintech. Bijodama, kad galbūt atsisakysiu šio puikaus verslo, pakviečiau, kad pati nepasiduočiau. Tačiau mano vaikas pamatė, kad Atomi verslas yra globalus ir pasakė, tai turiu daryti ne mama, o aš. Tai ji tapo didelės vizijos tomatų akmenių. Atrodo, kad beveik viskas yra pasiekta. Todėl, kai neseniai turėjau koncertą, aš visą dieną nuo ryto iki vakaro sekiau ir atlikau vadybininko vaidmenį ir manau, kad tai, jog galėjau įgyvendinti savo svajonių sąrašą, buvo Atomi nuopelnas. Prieš kurį laiką mano tėvas turėjo nugaros operaciją, todėl ligoninės išlaidos buvo didelės. Tačiau atrodo, kad atsirado pakankamai širdies erdvės, kad galėčiau padengti ligoninės išlaidas. Mano sūnus, turintis svajonių ir žiūrintis į tą pačią pusę, tapo mano partneriu ir rėmėju. Ir tai man suteikia didžiausią pasitikėjimą. Net nežinojau, kad tai gali būti taip tvirta. Mano dukra gali tapti nuostabia atlikėja, o mano vyras gali dirbti kaip puikus vertėjas, kai mes kartu plėtojame verslą globaliai. Mes svajojame tapti visą šeimą Atomi ambasadoriais. Jei leisite, aš jau dirbsiu dalinimosi srityje. Noriu prisidėti prie misijų veiklos. Mūsų svajonė yra tapti motyvacijos specialistais, kurie gali suteikti svajonių ir vilties tiems, kurie visame pasaulyje gyvena. Be jų sėkmė yra natūralus dalykas. Esu įsitikinęs, kad jei nepasiduosite, tiesiog pasieksite sėkmę. Tikiuosi, kad Atomi šeimos nariai taip pat rašys savo gyvenimo scenarijus ir puoselės savo svajonės. Sveiki, aš esu Shin Min-jung Atomi, šarnozo meistras, puikiai tinkantis susipažinti su Atomi. Anksčiau dirbau kinų kalbos turizmo gidu Pietų Korėjoje. Buvo laikotarpis, kai sekėsi gerai, net įtraukiau savo žmoną ir stengiausi dirbti iš visų jėgų. Vadovaujant, apsipirkimas buvo didžiausia silpnybė, kadangi esu šiek tiek geras ir patrauklus. Apsipirkimas man nesusiklostė, todėl aš išvalau savo mintis ir imuosi fizinio darbo vietoje. Kai nuvykau į statybų aikštelę, galvojau, kad mano vaikas bus gerai, nes nešioju 40 kg svorį. Tačiau, kaip ir visi žmonės, sulaukiau klausimų, kadangi žinau, kad daug įgulos įveikia tokias sunkias kliūtis ir
pasiekę sėkmę, visada turėjau šypseną veide. Jau buvau vedęs gaires, todėl turėjau pasitikėjimo. Aš eisiu ir įtikinsiu. Aš eisiu ir tiesiog pasakysiu savo nuomonę. Bėgiodamas pajutau nugaros skausmą. Ir per tą laiką, kai ilsėjausi, daug žiūrėjau YouTube, kad dar kartą patikrintume kryptį. O tai ne Atomy asmeninis gebėjimas. O reikia pasinaudoti šiuo sistema. Todėl vėliau pradėjau vėl tikrinti kryptį. Ir kvietėme draugus, pažįstamus, į One Day renginį Jongno, kad pasiektume sėkmę. Dabar mano pagrindinis tikslas yra išgydyti stuburo diską ir nuo šių metų rugsėjo pradėsiu iššūkį. Iki metų pabaigos stengsiuosi tiksliai kalbėti ir iššūkius priimti prieš daugelį automobilių pardavėjų, kad metų pabaigoje tikrai tapčiau sėkmingų automobilių pardavėjų. Dabar, palyginti su tuo metu, Atomy tapo daug didesnė įmonė. Ir kadangi esu direktorius, kaip žinote, dešinėje ir kairėje atsirado narystės. Iš tiesų, dabar jaučiuosi ne vienas, o su atnaujinta jėga. Žinoma, dabar atsakomybė yra didesnė. Noriu, kad daugiau žmonių, kaip ir aš, suprastų Atomy ir drąsiai žengtų į priekį. Todėl noriu atlikti vadovo vaidmenį. Anksčiau buvau kinų kalbos vadovas, o dabar noriu būti Atomy vadovas. Šiais metais didžiausias ir skubiausias tikslas yra patekti į Leaders klubą. Kinėse zonų susitikimuose dalyvauja apie 50-80 žmonių. Mano tikslas šiais metais yra, kad iki metų pabaigos kiekvieną savaitę dalyvautų po 200 žmonių. Ir kadangi mes vyrai turime svajonių, mano automobilis Rolls-Royce SV baltos spalvos, todėl kai nuvažiuoju į Gangnam, Seulas, radau saloną. Taigi, ieškosiu vadybininko ir planuoju 2024 metais nusipirkti šį automobilį. Prie salono pamačiau, kad Rolls-Royce nėra baltas, o juodas, taigi, ieškosiu vadybininko. Išbandysiu automobilį ir paliksiu savo kontaktus, prašau, palaukite šiek tiek. 2024 metai. Aš nusipirksiu. Aš tikrai pirksiu. Turiu pirkti. Ir kitų metų rugsėjo 9 dieną aš nusipirksiu namą Hyundai Busan 1 ir 2 aukšte. Tuo metu tikrai tapsiu Atomy. Pilietis tai padarė. Taigi, aš per Zoom susitikimą kalbėjau su žmonėmis. Žmona, pasakiau, tik šiek tiek manimi patikėkite. Aš per Atomy tikrai pasieksiu Infinity. Ir Rolls-Royce bus mano. Aš tapsiu vyru, kuris uždirba 100 milijonų per mėnesį. Atomy iš tikrųjų neturi nei reikalingo kapitalo, nei gebėjimų. Yra tik viena – troškimas. Jei jūs nuoširdžiai ir ryškiai siekite savo svajonės, dalindamiesi ją su aplinkiniais ir sunkiai dirbdami, kiekvienas gali pasiekti sėkmę. Laikykitės šio įrankio Atomy ir tikiuosi, kad tai bus proga dar kartą pažvelgti į Atomy. Kaip šiandien jaučiatės? Kai darau interviu, dažnai jaučiuosi nervingai, nors tai darau gana dažnai. Esu gyvenęs tiek daug nuotykių, kad galėčiau parašyti apie 3 knygas. Nėra nieko, ko nebūčiau bandęs. Dirbau drabužių parduotuvėje, taip pat turėjau specializuotą parduotuvę, kurioje pardavinėjau ryžius, organizavau knygų išpardavimus, įrengiau programas gėlių parduotuvėse, o paskutinis mano darbas buvo draudimas. Beveik 15 metų dirbau, be poilsio. Labai stengiausi, tačiau skolos vis augo, todėl turėjau imti paskolas ir apmokėti kreditinės korteles. Ir iš tiesų gyvenau baisų gyvenimą, kurio net nenorėjau galvoti. Tačiau sveikatos patikrinimo metu man buvo diagnozuota virtuali skydliaukės vėžio forma. Todėl aš atlikau operaciją. Gavau gydymą ir maždaug 6 mėnesius ilsėjausi. Kadangi grįžti į darbą man buvo labai sunku. Mūsų draudimo kompanijos komandos vadovas man pasiūlė prisijungti prie Haimojimo
Taigi, aš valgiau tą Hemoim ir po to gavau labai daug naudos. Kodėl mūsų namai nesikeičia? Kas iš tikrųjų yra priežastis? Dėl šių minčių pradėjau ieškoti ir skaityti knygas. Iš tiesų perskaičiau daug knygų, tačiau bandydamas gyventi taip, kaip juose rašoma, parašiau tikrai daug beprasmių dalykų, bet man visiškai nepavyko taip gyventi. Todėl po 2 mėnesių aš tiesiog numečiau tą knygą. Nuėjau į seminarą, bet pirmininkas kalbėjo visiškai priešingai nei tą knygą. Klausydamasis to pirmininko pasisakymo, pajutau, kad jei gyvensiu taip, kaip jis sakė, ir aš galėsiu gyventi tokį gyvenimą. Taigi, aš parašiau tą gyvenimo scenarijų. Ar tai gali būti jaudinantis? Ar tai gali išsipildyti? Dėl tokios nuotaikos aš buvau tikrai labai susijaudinęs, todėl nemiegojau ir iki aušros. Vienu ypu tai užrašiau, o šeimos reakcija, ką tu vėl darai. Radau ir atidžiai peržiūrėjau Park Hang-il vaizdo įrašą. Išgirdęs apie produktų kokybę ir panašius dalykus, manau, kad tai turi potencialo ilgalaikėje perspektyvoje. Kaip pažiūrėjus, mano gyvenimas labai pasikeitė prieš susitinkant su Atomi ir po to, stebėdamas, kaip žmonės gyvena labai aktyvų gyvenimą per Atomi ir yra pripažįstami daugelio, man tai atrodo labai gražu. Daugelis žmonių rašo apie tai, ko jie neaiškiai trokšta. Tačiau gyvenimo scenarijų reikia rašyti labai konkrečiai. Kiek metų, kada, ką. Aš važinėjau automobiliu SM3 su mechaninė pavarų dėže, tačiau 2013 metais planavau nusipirkti SM5 už 30 000 eurų, o 2015 metais Genesis už 80 000 eurų. Galiausiai 2025 metais planavau nusipirkti Benz C-Class už 160 000 eurų, tačiau pradėjęs dirbti su Atomi, po 2 metų pakeičiau į Genesis, o praėjusiais metais nusipirkau Volvo S90. Tuo metu mes gyvenome 26 kvadratinių metrų bute nuomojamame, tačiau aš parašiau, kad 2013 metais persikelsiu į 30 kvadratinių metrų butą, o 2015 metais persikelsiu į 40 kvadratinių metrų butą. Galiausiai 2023 metais planuoju nusipirkti kaimo namą su 200 kvadratinių metrų sklypu ir 60 kvadratinių metrų statybos plotu. Prieš 2 metus, 2019 metais, mes nusipirkome kaimo namą ir gyvendami jame prisiminėme savo gyvenimo scenarijų. Mūsų namas yra ant sklypo, kurio plotas 200 pėdų, o statybos plotas yra apie 60 pėdų, todėl tai tikrai sukėlė šiurpą. Dėl skydliaukės vėžio periodiškai, kas 6 mėnesius, einu į ligoninę pasitikrinti. Atlikus tyrimus, man pasakė, kad vėžio rodikliai, kepenų rodikliai ir cukrinio diabeto rodikliai visi yra švarūs. Vėžys yra beveik išgydytas. Dabar aš esu sveikas. Taip pat turiu pasakyti, kad labiausiai nemėgstu sportuoti. Neseniai pradėjau sportuoti, pradėjau praktikuoti jogą ir pilatesą. Dabar 1 dieną per savaitę skiriu jogai, o kitą pilatesui. Todėl dabar rūpinuosi savo sveikatą per sportą. Iš tiesų, aš retai verkiu, tačiau, kai mano sūnus išvyko studijuoti užsienyje ir aš palikau jį oro uoste, aš iš tiesų pradėjau verkti. Ir tą vakarą, grįžęs namo, aš žiūrėjau į mūsų vaikų augimo albumą ir tikrai labai verkiau. Aš dirbau nuo tada, kai mūsų antroji dukra buvo 8 mėnesių. Ir iš tikrųjų jai nieko nepadariau. Tinkamai ją palikau mokykloje ir užsiėmimuose. Bet niekada tiesiogiai jos neaugino.
Stebėdama, kaip ji puikiai auga, jaučiu didelę dėkingumą. Ir aš tikrai esu dėkingas, kad galėjau labai tvirtai paremti tą vaiką, kuris nori studijuoti Jungtinėse Amerikos valstijose. Manau, kad susitikimas su Atomi ir galimybė leisti mūsų vaikui mokytis to, ko jis nori, yra viena iš didžiausių pasididžiavimo priežasčių, dėl kurių įgyvendinau šį gyvenimo scenarijų. Aš toliau tęsiu Atomi verslą. Kodėl? Nes aš pasiekiau savo gyvenimo scenarijų ir daugelis partnerių verslininkų dabar per Atomi siekia savo norimo gyvenimo tikslų. Todėl noriu būti jiems tvirta parama ir kartu juos vesti, kadangi aš pats tai patyriau ir pasiekiau. Manau, kad galiu nuoširdžiai kreiptis į partnerius. Taigi, kaip aš pasiekiau savo gyvenimo scenarijų, esu įsitikinęs, kad ir daugelis kitų gali pasiekti savo gyvenimo scenarijų. Man gyvenimo tikslas yra jėga, kuri mane skatina gyventi.